Sekantis mūsų gražus koncertas, kuriame dalyvauja Daiva Šeškauskaitė. Plojimai! O miela Daiva dirba Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje dėstytoja, koncertavusi įvairiose pasaulio šalyse. Dėl laiko stokos aš tikrai nevardinsiu ir ne tik Europoje turiu pasakyti, ir viena koncertavusi ir su įvairiais Kauno ansambliais, Ratutos, Kalsa ir be abejo, kaip ir sakiau, solo koncertus. Na, reikia dar paminėti, kad Daiva yra tas visapusiškas žmogus, kuris gali ne tik dainuoti. Aš Daivą atsimenu nuo tokių gražių folkloro stovyklų, kada visi pakilome ir kėlėmės ir visi kartu pradėjom tą folkloro judėjimą keletą dešimtmečių atgal, nesinori sakyti, kad taip greitai bėga metai. Tai žodžiu, Daiva yra toks visapusiškas žmogus ir puikiai dainuoja. Ir groja, kaip matote, ir šiandien atsinešusi ir smuiką, ir gitarą, ir visais kitais liaudies instrumentais, ir kanklytėmis. Ir be to žmogus docentė, daktarė, tai reiškia, kad šitie laipsniai jau duoda žmogui ir platesnį akiratį ne tik folkloro srityje, bet ir toje kolegijoje, kurioje dirba, aišku, kai kurios ir botanika teko pasidomėti, kaip suprantu, ne, ir socialiniais įvairiais mokslais. Daug rašo straipsnių ir ne tik į Lietuvos spaudą, ne tik į Lietuvos garsius kultūros žurnalus, bet ir į garsius Europos ir kitų užsienio šalių žurnalus mokslinius, be abejo. Na, o dabar ilgai nešnekėdama, dar noriu tik tai pasakyti, kad Daiva šiemet net yra gavusi Gabrielės Petkevičaitės bitės medalį. Paplokim už tai! Na ir yra tokia išleidusi labai įdomią ir svarbią knygą, ir pačiai Daivai svarbią, ir svarbią visiems, kas domisi etninė kultūra. Tai erotika tautosakoje, labai tokia paslaptinga, įdomi tema. Tai irgi galite paploti. Ne kiekvienas domisi ir gali tai parašyti ir išnagrinėti. Na ir dabar palieku Daivą, jos kūrinių aš nevardinsiu, manau, kad suprasite, liaudies dainą visi supranta, romansus taip pat. Taigi, Daiva Šeškauskaitė. Labadiena visiems, labai gražias popietės ir geros nuotaikos. Nara
Tai jeigu noras yra, tai trypkit, dainuokit, šokit, kaip sakant, kartu dalyvaukit. Nuostabi diena, nuostabus rytas ir reikia džiaugtis, kad dar galime visi dainuoti ir linksminti. Aš padainuosiu dabar Kodžiūtės, Marės Kodžiūtės dainą. Tu paukštukė. Tu paukštukė, mėlynoji, tu aukštai lakioji, nuolėkdama, paralėkdama, naujienas nešioj. Tu parinešė į naujienėlį mane labai geru, kad jau mano mergožėlė užkėtoj. Tiesitaina jie važiuoja, tiesita jie važiuoja, aš prašysiu sabrolalių ir aš pasakoju, aš nujojau Vilniaus miestą, ant didžios renekėlės, aš žiūriu
kyli, vidurį žvaigždė. Aira daina, klapečio keliai, Kavarackaus uždangose, jūra vajana, klapečio keliai, žalio deg. Jūra vajana, varagamėsete, ana varagona graica, aira daina, konigėlės, anu mėšlių baduos. Konigėlė, du kaunasai, neduok šeražliabo, nepamano, tai valalai, rinko man regel. Nepamano, tai valalai, rinko man regelai, primusinu, pragaišinu, ant viso viekia. Bravo! Tai maršas, truputį kojytėm. Kadangi dabar yra toks metas, kai 1863 metais sukilimas vyko, tai atsimenam šiemet labai garbingai, tai ir aš vadinosi vieną karo. Kažkaip tas karas vis tiek. Labai daug dainelių apie karą. Nesaprok žalias užuolai, nesprok žalias užuolai, rytoj šalta šalana, rytoj šalta šalana. Kelekis, kelekis, jaunas broli, kelekis, kelekis, jaunas broli, parajot vainelin, parajot vainelin. Atsikėlėsiu, nusiprausiu, atsikelsiu, nusiprausiu ir apsirėdėsiu, ir apsirėdėsiu. Senam tėvui motinėlai, senam tėvui motinėlai, sudėl pasakysiu, sudėl pasakysiu, kad aš jojau vieną vainelį, kad aš jojau
keliauja na vainelai, laimės neturėjau, laimės neturėjau, kad aš įpėliau kelio alų, kad aš pyliau kelį alų, kelalės dolekėja, kelalės dolekėja. Pirmotinė mane kolekėla, pirmotinė mane kolekėla, širdelė parevėrė, širdelė parevėrė. Tai dabar jau kanklytės. Jeigu girdėsis, tai visi dainuojam. Žinot, kai dainavau kažkada koncerte ir toks vaikinas klausė, sako, o kokie jūs kalba dainuojate? Tai reiktų paklausti, ar jūs suprantate, ką dainuojam, ar nieko. Tai reiškia, dainuoti tarmiškai, tai tas pats kaip dainuoti angliškai. Tai dainuojam žemaitę, aukštaitę, dzūką, Suvalką ir Užnemunę ir Klaipėdos kraštas, kas tik nori. Ir čia visi moka, tik tai dainuoti reikia. Dainiau vidarėgelės, tatajos dėinelės, tatajos. Tai labai prastai dainavot, nu tai reikia pratintis dainuoti, mėlieji, nesigirdi. Ai, gaidžiai, ajos gaidžiai, kojos omsegėdąja, kojos omsegėdąja, kojos lastenėte, kojos girdėte, kokio marečio vomdėte,
pažinti, vieno girdėti, jaunu marčiau omidėti, jaunu marčiau omidėti. Oi, mergel, mergel, mergelės, mergel, kuo jūs už manęs mylat, kuo jūs už manęs mylat. Ar aš ne baltas, ar ne raudonas, ar ne tėvo sūnelis, ar ne tėvo sūnelis. Mano dvarelį, aukštam kalnelį, ant aukštųjų kalnelių, ant aukštųjų kalnelių. Pro mano dvarų upė tekėjo, visai sraunūs upeliai, visai sraunūs upeliai. Oi, berneli, berneli, meluoja berneli, neteisybę kalbėjai, neteisybę kalbėjai. Tai turiu pasakyti, kad mes tokie esam jau. Mes nebemokam sustoti, nebemokam pasidžiaugti, nemokam pakelt rankų net. Mokat pakelt rankas? Ar mokat pakelt rankas? Valio! Dar gyvi lietuviai! Oi, koks džiaugsmas. Ir aš jums pasakysiu, kad jūs pagyvensit dabar 5 minutės ilgiau, kurie pakėlėt rankas. Kurie nepakėlėt, dar galit pakelti. O, nuostabu. Lietuviai dar gyvena, kol saulė šviečia. Tai dabar pabandysim visi padainuoti, kiek galima čia sėdėti ir griūti, ir griuvinėti, ir nedainuoti. Žiūrėkit, labai lengva dainelė, labai lengva startinė. Reikia tai dainuoti. Eilom susėdom. Pabandom, bet garsiai, tenai kitoj pusėje gatvės taip pat dainuoja. Eilom susėdom. Labai gerai, garsiau, dar kartą. Eilom susėdom. Eilom susėdom, broliai su marčiom. 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 Pasaka! O, lietuviai! Tai dabar galim sunkesnė jau puikiai dainuoja. Ten prie staliukų atsigaukit, dainuojam. Labai graži dainelė. Mėtau, jėlo, mėtau jo. Tik tiek. Pabandom. Mėtau, jėlo, mėtau jo. Dar kartą, garsiau. Mėtau, jėlo, mėtau jo. Ir kartoja mėtau, jėlo, mėtau jo. Biedna sudaitelė, mėtau jo lėlio, kur tu
O aš vėl padainuosiu.